parlamentas sveikina gimnaziją su jubiliejumi. Gimnazija linkime toliau tobulėti ir klestėti. Ko palinkėtume? Palinkėčiau gimnazijai, ko palinkėčiau? Taip. Palinkėčiau, kad tų penketukų būtų daug ir kad tie penketukai daugintųsi, dvigubintųsi, trigubintųsi. Čia ateities kartom palinkėjimas. O šiaip tai, aišku, linkiu, kad mokiniai būtų geri, kad pavyzdingi, kad mokytųsi gerai. Linkiu mokinių parlamentui klestėti, būti iniciatyviems ir siūlyti geras idėjas, prisidėti prie mokyklos valdymo ir kad mokiniams, tėveliams ir visiems darbuotojams čia būtų gera, jauku, smagu, malonu. Gimnazijos penkmečiui. Nežinau, daug metų mokykloje dirbu, greitai bus 20. Daug vaikų pažinojau, daug išėjo iš tos mokyklos, gal nežinau, vaikam gal reikėtų tiem palinkėti sveikatos. Aš kaip visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, tai turbūt norėčiau sveikatos ir mokyklai gyvuoti ilgus metus, kad tų vaikų visada būtų, kad jų nemažėtų. Nu ir tų abiturientų jau, kurie išėjo iš mūsų mokyklos, vaikams irgi sėkmės darbuose, sveikatos, o jeigu sveikatos bus sveiki nesirgs ir visas laimingas gyvenimas turbūt jau jų bus. Iki sekančio jubiliejaus norėčiau palinkėti, kad gimnazija labai išgražėtų ir mokinių darbais, ir mokinių žiniomis, kad mokiniai garsintų ne tik rajone savo puikiamis žiniomis, bet ir Respublikoje, ir už Respublikos ribų. Kad mokinių tik daugėtų, kad visi mokytojai turėtų darbo pakankamai, kad nereikėtų likti bedarbiais, kad patalpos labai išgražėtų, kad malonu visiems būtų sugrįžti jums, jau studentams, kad biblioteka išgražėtų. Aišku, aš labai norėčiau remonto, kad vadovėlių niekada nepristigtumėm ir mokymo priemonių, ir kasmet vaikai džiaugtųsi naujomis knygomis, kad visi būtumėm laimingi. Pirmiausia, galbūt noriu pasveikinti visus su šia nuostabia švente. Šventė tiek gimnazijos mokytojams, tiek ir moksleiviams. Ir norėčiau palinkėti, kad jums gimnazija būtų ta vieta, į kurią visada norėtųsi sugrįžti. Nors trumpam, nors akimirkai. Sėkmės jums visiems. Palinkėčiau viso ko geriausio, gerų santykių tarpusavių, sėkmės moksluose moksleiviams, mokytojams tolerancijos, ištvermės, kantrybės, viso ko geriausio be abejo. Sulaukti 100 metų ir gerų mokinių, kurių tarpe nebūtų pažeidėjų. Kadangi mes esame bendruomenės dalis Krekenavos įmonė esanti ir vykdanti veiklą Krekenavos seniūnijoje, tai tikrai mielai palinkėčiau jums gerų įspūdžių, žingeidumo mokiniams, taip pat supratimo su mokytojais, gerų naujų idėjų, kad ta Krekenavos mokykla išgirstų ne tik Lietuvos mastu, bet šiek tiek toliau ir Europos Sąjungos mastu. Prašau. Taigi, ko palinkėtumėt mūsų mokyklos gimnazijos 5 metų progą? Linkiu, kad ji visada būtų ištikima savo dvasiai, savo poreikiai, būtų laisva, dora, darbšte. Mokiniai būtų tikri savo tėvynės patriotai, vaikai. Mokytojai būtų pavyzdys, kaip reikia gyventi, kaip reikia elgtis. Labą dieną. Mūsų gimnazija jau švenčia 5 metų
jubiliejai. Ko palinkėtumėt mums, mūsų mokyklai, mokiniams, mokytojams? 5 metai jau yra nemažas laikotarpis, nebe kūdikystė mūsų termino, yra šventė, tai norėčiau palinkėti mokiniam pirmiausia geros sveikatos, mokytojam ištvermės ir sėkmingą darbą. Ir reikia, kad mokiniam įdiegti taip, kad jam norėtųsi į gimnaziją grįžti kaip į antrus savo namus. Mūsų gimnazijai suėjo 5 metai. Ja. Ko palinkėti? Ko palinkėti? Palinkėčiau, kad nemažėtų mokinių skaičius, labai pergyvenu, kad kas kart vis mažėja ir mažėja. Vis 600 buvo, tapo gimnazija, dabar jau nusigyvenom iki 400, tai labai nebedaug. 400 surištuko, tai linkėčiau, kad būtų mokinių skaičius nemažas, kad neišbėgiotų kitur mokytis neišbėgioja, gal daugumą baigia vidurinį, kurie gabus, bet kad išbėgioja jaunos šeimos ir nebėra, mažėja mokinių, linkėčiau, kad nemažėtų mokinių. Šitą aš pergyvenu, tarp kitko, kad mažėja ir parapija mažėja, ir mokinių skaičius mažėtų. Tai šito palinkėčiau, mokytojai, kad darbą turėtų. Gaila mokytojai tiek metų išdirbė, kai kurie sabėjoja ir turėsim darbą. Atrodo, anksčiau laikai buvo, kad mokytis visą darbą turėsiu. Vadėje, kad jis ir mokytojai netenka darbą, nors baigę specialiai mokslus, niekad nepagalvodavo, kad darbo mokytojas neturėsiu. Sveikatos turiu, darbo nėra, labai šitą gaila, linkėčiau, kad darbas mokytoja darbą turėtų. Na ir kad mokinių būtų, kad klasės būtų ne po vieną, bet po 2 ir po 3, kaip būdavo anksčiau.